Va, pirmas jo skrydis bus automatinis pakilimas, pažiūrėsim kaip kils, o jeigu pirmas bus sėkmingas, tai pabandysim su bombony. Dėl ko nepaėjo, sudegė iš karto SC. Uždėsiu naują SC, turėtų būti viskas gerai, bet čia ir toks, va, buvo gaisro padariniai. Va, kam įdomu, tai taip atrodo sudegęs greičio reguliatorius. Bandysiu aiškinti priežastį. Na, sutvarkytas, trupučiu yra vėdinimo skylė padidėjus, bet problema buvo pagrindinė, kad elevatorius buvo atvirkščiai judėjo ir dėl to jis taip staigiai smigo žemyn. Tai tikiuosi, antras dublis bus sėkmingesnis. Ką, neišvengiamas kitas žingsnis yra bandyti su kroviniu. Gerai. Antras bandymas buvo visi praktiškai sėkmingi, čia truputį susilankstė propeleris, bet iš esmės viskas gerai buvo. Turiu idėją dar prikabinti biškį sunkesnių svorių, bet projekto prasme tai man būtinai reikia padaryti tą mažiuką antrą versiją, mažiuko lėktuvėlio, kad jisai skristų. Pirmas nepavyko, sutinku, buvo sunkių dalių uždėta, bet aš manau, kad jisai tikrai nusipelnė skristi autonomiškai.